600 egzempliorių tiražu išleido Vestės leidykla. Vadovas Petras Jonašas. Dailininkas Rimantas Tomasonis, viršelio dailininkė Ona Liugaitienė, kalbos redaktorė Auksė Kasperavičienė, vertėjai Arūnas Bagdonas anglų kalba, Henrik Mažum lenkų kalba, nuotraukos Gintaro Šiupario, Gintaro Kaldenio, Jono Tomasonio, Rimanto Tomasonio, Dariaus Kulikovskio, Vlado Šelinsko, knygą spausdino uždara akcinė bendrovė Petro Rosento istorinių šokių kolektyvas Baltoji pavana, vadovė Jūratė Uselienė. Kviečiame Lietuvos filologijos universiteto dėstytoją, jums gerai pažįstamą, Mindaugą Nefą. Prašau. Gerą popietę, brangūs tautiečiai. Kadangi mūsų auditorijos sąstatas yra įvairus, tiek amžiumi, tiek lytimi, tiek matyt išsilavinimu, tik aš manyčiau, reikėtų pakalbėti istoriškai apie šią žymėje meilės. Žygimantas Augustas buvo pirmasis Lietuvos didysis kunigaikštis bei Lenkijos karalius, kuris buvo auklėtas pagal naujausią to meto valdovų mokymo ir ruošimo būsimai. Išpildė šį prašymą. 2 savaitės Lenkijos karalienė buvo pašarvota Vavelyje, o po to iškilminga procesija, faktiškai 2000 kilometrų, jos kūnas buvo gabenamas į Vilnių, į Lietuvą, į tėvynę. Iš Paskos karsto visą laiką neatsitraukdamas žygiavo raitas jojo Žygimantas Augustas, nuo per miestus ir miestelius jis ėjo pėsčias. Taip išreikšdamas savo meilę, amžiną meilę, savo žmonai, noriu palinkėti visiems. Mažiau darykimės, kas užsienyje išvyti, o dažniau ir aktyviau pamėginkime nukrapštyti purvą ir pelenus nuo mūsų tėvynės istorijos. To linkiu jums visiems iš viso širdies, to linkiu ir savo. Ačiū. Vestės leidykla be pagrindinio savo darbo valsčių serijos knygų apie miestelius, kaimus mūsų Lietuvos leidžia daug patriotinės, istorinės literatūros. Ir šiandien mes pristatome jau antrą knygą, bet pirmoji knyga tai buvo Žygiai žemaitukai iki Juodosios jūros. Ir mes daugelį Lietuvos vietų, kaip šiandien čia, Vilniuje, Lietuvos širdyje, pristatėm tą knygą. Ir visada su mumis tas, kas geriausia supranta apie žygio organizavimą. Tai kviečiu antrajam pranešimui geografinė istorinė žygio žemaitukais į Krokuvą trajektoriją, Klajūnų klubo vadovą Gintautą Babravičių. Prašau. Leidykla su dar vienu kūdikiu. Ir tai žinau, kad šitas kūdikis turės gražią tas turi būti žygio idėja. Ir ta idėja vainikuoja ir apibrėžia visą esmę. Tai jeigu 2010 metais tai buvo tos herojiškos mūsų istorijos priminimas, tai buvo tokio nacionalinio pasididžiavimo paskatinimas. Tai antrasis žygis buvo romantiškas, buvo meilės žygis, apie tai jau buvo kalbėta ir apie tai neabejoju yra gražiai parašyta Gintaro knygoje. Pirmoji knygutė persiskaitė labai greitai. Gintarai, tikiuosi, kad ir antroji yra parašyta taip pat maikščiai, taip pat įdomiai ir pradžiugins mūsų visus. Tai galbūt tiek trumpai apie trajektorijas ir užleidžiu tribūną arba sceną kitiem šios šventės dalyviam. Ačiū.
Tad kviečiame knygos autorių Gintarą Kaltenį pasidalinti savo rašymo istoriją. Tapau Versmės leidyklos nariu. Labai džiaugiuosi, kad turiu ir kitą kolektyvą, kuris manim rūpinasi, padarė tokį fainą renginį, prikvietė tiek daug nuostabių žmonių. Organizatoriai manęs prašė, trumpai prašė papasakoti, kaip atsitiko, kad parašiau tas knygas. Ir kai mes grįžome į žygą, susitikinėjo daug draugų, pažįstamų, ir jie visą laiką manęs klausinėjo, sako, tai mes matėm ir televizorių, skaitėme žiniasklaidą, kaip buvo, bet Gintarai, papasakok, o kaip buvo iš tikrųjų, kaip ten atsitiko, jūs nevažiavote autobusais iki Juodosios jūros, ar žaibėjai gėrė tą vandenį. Tai knygos autorius labai dėkoja ir nori apdovanoti savo knygomis dailininką Rimantą Tomasonį. Fotografą Gintarą Šivarį. Versmės leidyklos pagrindinį tokį žmogų. Čia jos dėka tik tai šiandien turime knygą. Jis čia dirbo, nežinau, ir dienom ir naktim, ir mes ją iš visų pusių, ir vadovas leidyklos, ir jinai tikrai šaunuolė, tai kalbos redaktorė Auksė Gasperavičienė. Norim, kad Antanas tą šuniuką Ališį parodytų visiems, kad prašom. Egzempliorių, tačiau knygos yra redakcijos leidyklos nuosavybė, bet aš įsipareigoju visiems nemokamą metodą. Dainos šokiai, vaišės labai bus pavadingi ir gražiai sutinka. Ir ištikėjo. Ir Alyvas Teišiškis jau kirtom Baltarusijos sieną. Dėdavom visur. Ir tuose privačiuose teritorijose nesunkiai surasdavom nakvynės. Ir taip pasiekėm. Savo garbę neturime žymios Lietuvos istorikės daktarės Jolantos Karpavičienės. Galbūt daugeliui jūsų yra pažįstama kaip Valstybinio muziejaus valdovų rūmai direktoriaus pavaduotoja, Vilniaus universiteto docentė, puiki ekskursijų lyderė. Jei leidus, norėtumėm perskaityti jos pasisakymą, kuris gal iš jos nuskambėtų ir gražiau, apie Gintaro Kaltenio knygą Valdovų meilės keliu žygis žemaitukais į Krokuvą. Meilę tėvynei galima imituoti skambiais, bet tuščiais žodžiais, dirbtinai sugalvotais, todėl nenatūraliais ir net lėkštais renginiais. Lokiomis frazėmis galime suvokti apie tautinę tapatybę ir patriotiškumą, tačiau šių sąvokų taip ir neužpildyti realių turinių. Tikras ryšys su gimtuoju kraštu kyla iš širdies, iš vidinės nerimasties pažinti savo šalies istoriją, iš siekio surasti ir atrasti Lietuvos kultūros paveldą, pasklidusi gimtajame krašte ir dėja dabar jau pabirusi toli už jo politinių dabarties siekų. Iš noro apčiuopti kiekviename iš mūsų gūrinti lietuviškumo kodą ir artimoje aplinkoje ar tolimoje erdvėje ieškoti istorinės savasties žemių. Iš poreikio apibrėžti atsakomybę už darbą, iš mokėjimo suasmeninti nūdienos santykį su praeitimi, iš noro bent iš dalies patirti tai, ką išgyvena mūsų protėviai. Iš gebėjimo šią jungtį materializuoti įdomiais sumanymais. Iš mokėjimo asmeninius atradimus patraukliai pateikti kitiems. Kad visi vaizdžiai nutapo keliautojų ir jiems talkinusių entuziastų portretus išryškina natūralų jų ryšį su patriotiškumu. Su kelionės peripetijomis susietos konkrečios istorinės žinios Gintaro Kaltenio knygoje pateikiamos neprikišamai, tad savaime stringa skaitytojų atmintim, tarsi sužmogindamos ir sudabartindamos praeitį. Ir šis santykis nėra statiškas. Jis iškelia daugybę klausimų.
Įdavė jų savo pats autorius, jis kalbina istorikus, etnologus, menininkus, o jų žinias ir mintis darniai įjungė į pasakojimo autorių. Kiti klausimai lieka atviri, tai tarsi intriga skaitytojų, tarsi paraiška kitoms kelionėms. Tiek graikai žygiai, tiek juos įamžinančio Raikalio Gintaro knygos įkūnija gyvą ryšį su istorija. Jie laikytini istorinės atminties pavidalu, tam tikra istorinės kultūros forma. Viduramžiais valdovas, suteikdamas miestiečiams lengvatų ir privilegijų, savo rašte nurodydavo motyvą, kad miestas neįsivaikščiotų. Perfrazuojant šiuos žodžius ir juos taikant nūdienos aktualijoms, norisi tikėti, kad ir Lietuva neišsivaikščiotų, kad joje niekuomet nestokos savąją tėvynę mylinčių žmonių, kad jų nerimastinga atsakomybė už savo mylimos šalies istoriją brandins naujus sumanymus. Belieka tikėti, kad entuziastai nepritrūks aistros ieškoti. Ir kad tikrai nestokos noro ir mumyse įžiebti pasididžiavimo savo šalimi bei jos svarbią istoriją jausmą. Daktarė Jolanta Karpavičienė. Tai jaukaus ir gero vakaro. Nesvarbu, kokią pasagą nupaišykit. Nupaišysim pasagą. Kaip panelės vardas? Auksė.